Sveiki, aš esu Aistė Jasaitytė, psichologijos ir saviraiškos studijos Pamilk save bendraautorė įkūrėja. Gyvenime man yra labai svarbu rūpintis savimi, todėl nemažai laiko skiriu savo sveikatai. Į žmogaus sveikatą žiūriu tokiu visuminiu, holistiniu požiūriu. Žmogus jaučiasi gerai tada, kada jisai rūpinasi tiek savo dvasinė, tiek psichologinė, tiek fiziologinė sveikata. Daug įdomių patarimų bei įdomių dalykų radau iPhone programėlėse. Aš mėgstu pasivaikščioti, kadangi man tai padeda atsipalaiduoti, įveikti stresą, pakelia nuotaiką. Ir kaip garsus rašytojas Friedrichas Nietzsche yra pasakęs, kad didžiausios ir gražiausios idėjos gimsta bevaikščiojant. Norint išlaikyti gerą savijautą, yra rekomenduojama per dieną nueiti 10 000 žingsnelių. Kai išeinu pasivaikščioti, įsijungiu programėlę Steps, įvedu savo svorį bei ūgį, bei paspaudžiu mygtuką Start. Taip sužinau, kiek laiko pasivaikščiojau, bei kiek man pavyko nueiti žingsnelių. Man patinka daryti jogą. Pasinaudojus programėlę Yoga Pro, aš galiu atlikti jogą savo namuose. Šioje programėlėje kiekvienas pratimas turi išsamią instrukciją, video medžiagą bei iliustracijas. Jeigu turiu labai mažai laiko, naudojuosi 10 minučių programa. Šią programėlę naudodamasi galiu pasijusti, lyg tai turėčiau savo asmeninį trenerį. Taip pat man labai patinka meditacija ir kai tik tai turiu laisvo laiko, aš pasinaudoju programėlę Simply Being. Išsijungus šią programėlę, aš galiu išgirsti relaksacinės muzikos, kuri man padeda labai atsipalaiduoti. Tuo pačiu man labai patinka ši programėlė tuo, kad joje yra meditacijos vadovas, kuris man padeda atitrūkti nuo kasdieninių minčių. Simply be aware of what's going on right now in this moment. Neigiamoms mintims sustabdyti padeda teigiamos mintis, todėl naudojasi programėlė Daily Teachings. Kiekvieną dieną aš galiu perskaityti įkvepiančią mintį, kuri yra mano visos dienos variklis. Desertas programėlė Vogue Stylist. Šioje programėlėje galiu pamatyti naujausias mados tendencijas, susikurti savitą stilių, o kas smagiausia, galiu pasinaudoti asmeninio stilisto patarimais. Norėčiau palinkėti nuo savęs, būkit smalsūs ir būkit savimi.